Sveiki visi, kągi antra dalis, kaip sakiau, imsim ratelius, nuėmėm ratus nuo lėktuvo, matėt pirmam video, numontavom padangas ir dabar nuėmėm senus dažus. Žadėjau vežti smėliuot, bet pas Hebrą stambokas tas smėlis struktūra, žodžiu, labai išvalgytų, išdaužytų aliuminį, tai nenorėjau aš to daryti. Tai naudojam dažų nuėmiklį. Tai va, paskutinis ratas užteptas, jau keli. Čia paskutinis tepimas jau. Dar sykį nuvalysim. Nuėmėm stabdžių būgnelius. Ir štai atrodo kaip iš po nuvalymo ir šveitimo. Žodžiu, ratlankiai kaip nauji. Blizga. Žodžiu, nuvalysim likusius ratlankius. Tada gruntuosim vėl tokiu pat specialiu grunto aliuminį. Gelsvos spalvos. Jis ten neatsimenu rūgštinių pagrindų ar koks yra. Po to palauksim nudžius. Truputėlį pašiaušim. Nugruntuosim su normaliu gruntu. Vėl išdžiovinsim, vėl pašiaušim ir tada nudažysim baltais dažais ir viską nulakuosim. Ir bus nauji ratukai su naujom padangom. Na, yra ką veikti tikrai. Vieną dieną vien prie nuvalymo. Užtrunkė žmogus, bet ką darysi, nori, kad būtų gražu, reikia įdėti ir darbo. Kągi, padarysim kitą video, jau kai būsim dažymo kamerai, gruntuosim, dažysim. Kągi, ratlankiai kameroj. Nušveisti, nuvalyti, paruošti gruntavimui. Dabar, kaip sakiau, gruntuosim su specialiu gruntu aliuminiai, duraliuminiai. Naudoju tokį, gan neblogas, ne iš brangiųjų, bet geras. Body firmos, žodžiu, nerūdijančiam plienui, aliuminį, šviesiai geltonas. Išdžiūsta per 15-20 minučių, kas yra labai gerai. Galima tada netgi nieko nelaukus purkšti paprastą normalų gruntą ant viršaus. Kaip darau kai kuriem motociklų, kaip sakant, detalėm geležiniam. Kągi, maišysimės ir dažysim. Na štai susimaišim. Kaip sakiau, tokia spalva, bet pradės džiūti ir bus daug šviesesnė. Kągi, įmam pulveriuką gruntavimui. Su viena ranka nelabai čia išeina, bet štai. Dar nusiriebalinam su antisilikoniniu valikliu. Kiti naudoja nefrazą, bet nefrazas yra blogai. Jisai palieka džiūnant tokias ryskės ir po to netgi dažant dažai iškopijuoja. Šitas antisilikoninis daug geresnis. Tai va, kam įdomu, galit atvežti detalės lėktuvų. Esu dažęs ir aeropraktą, ir koką, ir visą nosį, kaip sakant, kapotus, viršutinę patinį, uodegą,
po to kitų lėktuvų esu ir sparnus dažęs, žodžiu. Galit kreiptis, jeigu kam reikės. Dažom ir motociklus, ir mašinas, ir lėktuvus. Kągi, valomės ir gruntuojam. Parodysiu nugruntavus, kaip atrodo gruntas. Na štai, 2 sluoksniai nugruntuoti ir paskutinis čia, kaip mato, dar šlapias ir geltonas labai. Kai pradeda džiūt, jis pasidaro visai balzgana spalva. Atrodo, kad nebūtų dažyta. Na, jis toks yra, kiaurai šviečiantis, kaip sakant. Kągi, luktelsim dar sykį ir paliksim pusvalandžiui gerai nudžiūt ir tada su normaliu 2 komponentų akriliniu gruntu gruntuosim. Na, nugruntuota paprastu gruntu. Dabar palauksim ir prabėgsim su tokia servetėlė, pašiaušim gruntą ir dažysim baltai. Žodžiu, porą valandų dabar palaukiam, kad pilnai sukietėtų, pašiaušim ir dažom. Na, va, ratai nudažyti, baltai, nulakuota, dar truputėlis įdėta į laką auksinio kseralko, gal biškį per kampą matosi, muša tokį auksinį blizgutį. Kągi, laukim, kol išdžius pilnai, dar kokią dieną ir montuosim naujas padangas. Na štai, padangos sumontuotas. Naujas visiškai, kaip sakiau, Kabat firmos. 4 sluoksnių, dabar bus žymiai platesnės ir aukštesnis nei buvo. Kągi, nešam ant lėktuvo ir dedame vietą ratus. Na kągi, ratukai užmontuoti. Lėktuvas visai kitaip atrodo su naujai perdažytais ratlankiais ir naujom, platesniom ir aukštesniom padangom. Visai kitas vaizdas lėktuvo. Kągi, padirbėjom prie ratų. Kažkada eisim, kaip sakiau, prie kuro sistemos, elektros sistemos, keisim starterio jungtuką, užvedimą, žodžiu, po to spinelę, durelės perdarysim, padarysim, kad būtų kietos. Bet čia vėliau, nes yra kitų darbų. Čia mažylis, po sparnu telpantis. Ir šiandien, ką dar padarėm, dar sutvirtinom viršutinę dalį angaro. Žodžiu, dar uždėjom papildomai, žodžiu, šituos 10 ant 5 ant kiekvienų gegnių sujungiam su apatiniam, tom viršutiniam, o čia sujungiam ir dar papildomai uždėjom 3 balkį ir dar įstrižainės. Dabar čia gavosi koks, na, bijau pameluoti, apie 70 cm aplamai aukščio. Tokia ferma. Dabar tikrai niekas nelinks, nors ir tai nelinko, bet, na, uždėjom papildomai. Ir, kaip sakiau, dabar darom papildomas atramas čia, nors matot, viskas laikosi. Gali ir pasikabinti, nieks nieko. Bet padarysim vien dėl to, kad, sakykime, žiemos atveju vis tiek bus sniego, kad šitos neapkrautų labai. Tai bus
Tuoj aš jums parodysiu, išsijungsiu pauzę, parodysiu. Žodžiu, tokį pat kampuotį, 80 ant 80, kaip šitie sieniniai. Žodžiu, čia pergrėžiam kiaurą skylę ant varžto, išgrėžiam polių metro gylio ir, žodžiu, leidom praktiškai ten iki dugno, keli centimetrai lieka. Bus tokia atrama, kai viskas betonas auš, mes nupjausim jį ten 4 cm 5 išlindus į žemės paliksim, nupjausim ir paskui davirinsim gabaliuką su skylute, pragręšim skylę, žodžiu, bus jisai, reikia lėktuvą išvaryti, nulenkiam, ten su varžtu irgi užkaišiuojam, kad ant galvos neužkristų, nebereikia, užlenkiam, perkišam su kaiščiu, ten su varžtu, nesvarbu. Ir gausi, žodžiu, tokios va dvi papildomas atromas. Ir tada jau tikrai niekas čia nelūš žiemos metu. Čia dėl visos šitos konstrukcijos, tai aš nepergyvenu, dar viskas apsisiūs skarda. Šita, kaip sakant, konstrukcija yra, silpniausia vieta, tai mes ją padarysim šitaip ir bus 100%. Reikia lėktuvą išvaryti, nulenkiam, nebereikia, atlenkiam. Na, čia realiai vasara, tai nebus tų apkrovų, čia tik tais dėl žiemos. Kągi, toks video, einam dirbti toliau, nes diena su galu. Ir kitas video bus jau apie kitus darbus. Kągi, visiems gero vakaro ir iki.